Nu, sveikas, sveikas. Atvykai? Na, nuostabus oras. Nuostabus. Aš matau, kad pagal kalendorių kepurę ne tą pasiėmė. Tiek daug bendraminčių susirinko. Einam, pasilabinsim. Einam, pasižiūrėsim, kas kaip. Kad net ir esant žemai temperatūrai, mūsų jėga po truputį auga. Ir karus auga. Nu tai ką, kolega, praėjo lauko diena. Prieš 2 dienas, kaip ir ūkininkas minėjo, buvo visi laukai po grubiai 15 cm sniego sluoksnį. Ir ką mes matom, tikrai puikiai atsilaikė. Galėčiau sakyti, kad vis dėlto pastoja gražesnis rapsas ir šitie. Ne, kad žmonės stengiasi, pasižiūrėk, labai puikiai susitvarkė su rapsų augumu ir neišlaužė, nenulenkė butonų, tai šiai dienai nieko negalim Tomai prikišti. Pareini. Tikrai nuostabus rapsai, stori stiebai, bet prie tokių esamų klimatinių sąlygų ir tiek drėgmės ir vėsių orų aš norėsiu tau parodyti savo rapsus. Nu dabar praėjo nemažai laiko, bus labai įdomu pamatyti, kaip tavo pasėlė atrodo. Palauk. Ypatingai rapsas? Aš paskambisiu tavo video skambučiu, matysi gyvai viską. Gerai. Aš manau, kad tik kiekvienas turime problemų. Mes į tai iš dalies žiūrim paprastai. Nutiko. Kaltų stengiamės neieškoti. Žinom situaciją ir kad kitais metais ar kitų momentų nepasikartot. Baigėsi mūsų Revydos lauko dienos festivalis. Aišku, oras buvo nepalankus, bet nuotaikos superinės. Dabar man proga puikia yra važiuoti laukus, pasižiūrėti, kas pas mane daros. Nes pažuperka laukai tikrai gražus. Skambinam žygį. Žiūrim. FaceTime. O, sveikas. Kur tu įlindęs? Aš tau kaip žadėjau, parodysiu rapsai, o pas mane kaip. Gražus, nu. Atsigavo. Kas pas tavai įdomaus, pasakok. Nieko įdomaus. Labai guli. Vis dėlto 20 cm atlaikyti buvo sudėtinga jam. Tuoj palauk, parodysiu. Eik tu savo. Viskas guli, važiuok, įdėsiu kastanėlę, kad matytų man kiek viskas suklytė. Eik tu savo. Kaip tu dabar elgsi šitoj situacijai, ką tu žmonėm galėtum parekomenduoti? Iš esmės reikia duoti augimo reguliatorių, nes jį yra negavę. Bet dabar reikia palaukti, kad jie vargščiai atsigautų bent šiek tiek. Ką, Tomai, tu galvoji dabar su savo žieminiais rapsais daryti? Svarstau. Gal ir įdomus sprendimas būtų vienodų santykių maišyti Pikto Reactive ir Revydo mišinį. Aš manau, skamba fauniai. Manau, kiekvienas iš šitų produktų yra stiprus atskira, jų mišinys irgi turėtų būti labai įdomus variantas. Ir iš tikrųjų, aš irgi taip tikiuosi, nes kaip pagalvoju, tai labai stiprus produktai būna. Matau, kad pas tave vėjas kyla, darbų turim. Laikykis, iki. Žygimanto, atsimenu, jis savotiškai erzindavo mane, siųsdavo nuotraukas, video, tręšia, dulka, žemė dirba. Ir aš manau, kad tiesiog jisai nukreipęs visą energiją, kad čia ir dabar pagrindinius sunkiausius darbus pasidarys. Tai aš manau, jisai viską teisingai darė su žemės dirbimu ir tuo pačiu tręšimu, bet manydamas, kad suspės ir dar anksti yra panaudoti augimo reguliatorių, šiai dienai jam skaudžiai gal neatsilieps, bet žalos yra padaryta, nes vis dėlto atsiguli po tokiu kiekiu sniego gaus ir jisai savotiškai turi ir, manau, palenktų, palaužtų stiebų. Tomai, padau kūjį. Kūjį? Turi tavo kūjis.
dabar raktai ir čia. Mūsų ūkio unikalumas. Komanda padaro išnaudotos naują techniką. Padėjom naujas padangas, sutvarkėm, nudažėm ir jinai ilgai mums veš mūsų auginantą derlių. Kaip ir Žygis minėjo, kiekvienas turi ūkyje špižių. Aš irgi turiu špižių, tik tiek, kada trūksta peilio. Jisai dar dirbs mums. Brolis labai gerai suorganizavo darbus ir mūsų vyrus nukreipė jų energiją į remontus. Tai pradėjom kombainus remontuoti, ruošti sezonai. Kaip sakoma, žiemą ruošk ratus, o vasarą ruošk slides. Tai mes irgi tuo pačiu principu stengiamės vadovautis, kad pasitikt sezoną pasiruošus. Turim daug iš po žiemos iš tikrųjų išmirkimų. Nusprendėm 2 metai tvarkom melioraciją. Tai važiuojam pasižiūrėti. Eisim pažiūrėti, kaip padarė melioracininkai savo darbą. Sakė, vakar čia tą pilną vandens buvo, vos tik sutvarkė ir tiesiog kriokdamas vanduo ėjo lauk. Ir matau irgi akivaizdus yra efektas, nes lauko kampas visas iškart nusausėjo. Toks kamštis buvo rinktuvė pagrindinė, čia kur vyrai perkasi. Ir vien to rinktuvo sutvarkymas mums kiek išspręs problemų, nes visa sistema faktiškai neišbėgdavo. Tai pažiūrėkit, medis kažkada augęs, kiek jo smulkių šaknelių užkimšo padarė tokį kaip vatos gabalą. Ūkio tokio vienas tikrai nesuvaldysi. Reikia ir lyderio, reikia lyderiui ir padėti. Ir pati komanda turi būti panašaus kalibro, kad eitų mums susikalbėti ir jie suprastų, kodėl mes taip elgiamės. Kiek žiūrėjau žinias, šilumos ateis, tai pasižiūrėsim, kaip čia kas. Labai man patinka puslapis lygų monitoringas, jis pas mane visada būna atidarytas. Tai pasižiūrim septoriozę, didelė rizika plist veislėse. Aha, gerai, intensyvumas irgi. Toliau miltligė irgi, etana, skagiants. Pažiūrim toliau, kviečių dryžligė, etana atsiliota, skagina atsiliota. Nu, pas mane atsiliota nėra, nes ganėtinai tvarkingai sėjomainą susidėliojom, plus deklaravimas neleidžia atsilioti. Superinis puslapis, kaip man jis patinka, viską sudėlioja. Turime septoriozės, miltligės senos ant lapo ir gerai, reikės pasižiūrėti, naudinga. Kritulių kiekis Dotnuvoje 0,2 ketina būti, o oro santykinis drėgnumas 94. Nu tik džiovos tai reiktų. Super, gerai, važiuosim į javus pasižiūrėti. Aišku, turim pastypusę mes ją neblogai, bet kaip ir kolega minėjo, turime mes miltligės, vis dėlto Žygimantas ne vienintelis turi tą problemą. Reikės gal pagalvoti apie Balajos flexpakų panaudojimą, nes vis dėlto Flexity puikiai susitvarkytų su miltligės dar tokiu mažu užkratu ir sustabdytų šitos ligos plitimą. Taigi, pas mane situacija tokia. Matome, kad Žygimantas turi problemų irgi savo laukuose, kadangi iš tos situacijos jisai labai sausas sąlygas turėjo ir puolė ruošti žemę, ruošti sėjai, tręštis, bet neprioritizavo pačių pagrindinių purškimų. Aš šiuo atveju pasidariau purškimus, bet pas mane yra kita problema. Užkrito daug lietaus ir sėjos nepabaigiau.
Taigi, kitą kartą susitiksime pas Žygimantą, pakelsime droną ir pažiūrėsime, pas kiek yra padaryta žalos.